karate, tai yra ir sportuoju jau 10 metus. Šiuo metu treniruoju karate, šiaip baigiau teisės mokslus ir va dabar tinklinis. Šiuo metu jau save, kaip sakyti, išrašęs į pensiją esu. Nuo 2013 profesionaliai jau nekovoju. Bet, kaip sakyti, treneriauju šitoj srity ir viskas, ir sugalvojom pabandyti save tinklinyje. Susitvarkom su nervais, ane? Nes iš tikrųjų norisi, aišku, daug ir greit viską išmokti, o gaunasi kaip gaunasi. Iš tikrųjų, tai viena treniruotė vienas sekasi, daugiau, geriau, kita treniruotė, kitas pratimas sekasi, nežinau, dar kol kas nėra to tokio tęstinumo, kad vienas pratimas sekasi. Jau atrandat kažkokį savo elementą žaidimo prasme, kurį jau galit padaryti, jeigu ryte iš lovos atsikelsit ir ateisit iškart į aikštelę, duos kamuolį ir jau jį padarysit, tai jau plius minus taip neblogai. Tai gal viskas gaunasi po truputėlį, bet, kaip sakyti, taip 100%. Jo, 100% tai dar niekas nesigauna, bet yra jau kas patinka labiausiai, tai yra toksai pratimas. Ir kas labiausiai nepatinka. Tai atskleiskit, kas patinka labiausiai tada. Man asmeniškai tai patinka tas, nežinau net kaip jis vadinasi, mušimas. Puolimas. Puolimas iš viršaus, dar nežinom net šitų kaip jau vadinasi pavadinimų. O man tai viskas patinka, man tai ir kur neišeina, ir kur išeina man patinka. Tai man kur nepatinka, tai dar daugiau užsispyrimų, kad kai išmoksiu, tai bus jėga. O pavyzdžiui, su karate randat kažkokių panašumų paplūdimio tinklinėje? Man taip pat psichologija visų sportų panaši, kol laikai koncentraciją ir būna mintys koncentruotos ir susikaupus, tau viskas gaunasi, tik pradedi biškį nervuotis arba pavargsti tiesiog ir nekoncentruoji minties į priekį ir nieko nepavyksta, tai lygiai taip pat ir čia. O nebūna taip ir treniruotės, kad noris tiesiog paimti ir pažaisti paprasčiausiai, ten nedaryti pratimo, o pabaigoje treniruotės pamušinėti per tinklą ten arba su kita pora kažkokia pasižaisti. Mes tai realiai dar net nesam žaidžiusios, dar net nežinom, ar realiai. Bet mes jau galėjom treniruotis, jau nebepajėgtume žaisti. Bet man kartais kyla minčių, bilę trenksiu, ten ką nors bilę padarysiu. Yra tokių, bet taip full fun. Pavyzdžiui, dabar geri orai ten prie ežerų, visi važiuojat, gal buvot irgi su draugais ir sako, einam pažaisim tinklinį, irgi treniruojatės. Ir išeina tokios ir jau ten. Iš tikrųjų, tai mane jau kalbina visi čia žaisti, eisim žaisti, bet dar su nieko ir taip ir nepažaidžiu. Jo, dar nežaidžiu. Dar nežaidim jau prie ežerų. Dar labai daug orų nebuvo gerų. Vieną savaitgalį. Trenerė, jūsų akimis merginų pažanga dabar yra per kelias savaitės kokia? Man jie yra akivaizdi ir jos tobulėja pakankamai sparčiai. Ir iš esmės mes dabar užsiemam tom, kad mokomės susidraugauti su kamuoliu, mokomės valdyti kamuolį, mokomės treniruotės, treniruojamės pakankamai aktyviai, kokios 4-5 kartus per savaitę. Paprastai po pusantros valandos. Po truputį tuos išmokomus ar mokinamus judesius integruojame į paprastus žaidimus. Ir aš taip tikiuosi, kad savaitės kitoje bėgėje mes jau galėsime techninius elementus sujungti vieną su kitu. Ta prasme ne atskirai atidirbinėti, pavyzdžiui, ten perdavimą iš apačios, mes galėsim sujungti gal net jau šiandien padavimo priėmimą su perdavimu, patruputį ten perdavimu su ataka. Kas kol kas sekasi geriausiai merginoms, kokie elementai? Žinot, gal iš tikrųjų sunkiausia kamuolį suvaldyti iš apačios, pačioj pradžioj, kaip tu pradedi, o lengviausiai manau, kad atlikti padavimą. Nebūna tokio, netrūksta kartais noro, kad ar visą laiką tas yra, ta prasme, aukščiausiam nusiteikime visos treniruotės. Aš save pagaunu ant to, kad
pagalvoju apie tai paskutinį kartą šeštadienį. Šeštadienį mes sportavom apie 2 valandas, kad tos 2 valandas praėjo labai greitai ir nepastebimai. Tai čia man yra rodiklis, kad viskas tvarkoja.